Gavom su Eduardu Vaitkum dar vieną atsakymą iš Seimo pirmininkės, ne pačios jos, ji vargšė užsiėmusi yra, kur mes pasiūlėme nušalinti VRK dėl akivaizdžių Ingridos Šimonytės reikalų protegavimo. Viešai skelbė vienus duomenis, išdavė popierinius lapus Ingridai Šimonytei VRK, o raštu rašo, kad neišdavė. Ir Eduardui Vaitkui, ir STT gavo tokį atsakymą, kad neišdavė popierinių lapų. Ir teismas nesiaiškina, kur yra teisybė. Kaip ir generalinė prokuratūra su Audrium Naku gavom atsakymą. Vat suprantat, apie tai, kur yra esmė, kur yra prieštarimas, apie tai nė žodžio nepasako. Nes jie puikiai supranta, jie yra kvalifikuoti, jie puikiai supranta. Bet kad prokuratūra būtų priklausoma pagal apibrėžimą, konstituciją ir įstatymą, būtų priklausoma nuo valdininkų, nuo tokių valstybėlių reikia paieškoti.